Ką, sveiki visi, dar vienas video. Šiek tiek esu pakeitęs aplinką, persikrūšiau. Vienu žodžiu, dėl to ir nebuvo tų video realiai, pagrindinė kraustymasis darbas ir panašiai. Šiek tiek užtrunka laiko ir nervų. Tai jo, šiandien varysiu į džimą, dabar yra penktadienis, jau po darbo viską. Suskrauau taišę, varysiu į džimą su draugu, su Luku. Jis yra, šiaip rimtas vyrukas. Gerai užsimetęs masės, gerai atrodo, tai šiandien su juo darysim aperį, darysim krūtinę, nugarą po kelis pratimus, vienu žodžiu, jaučiu, pamatysit eigoje. Ir jo, jis turbūt papasakos daugiau apie save, jis yra kompitinės, čia galiu įmest porą fotkių iš jo Instagramo, šiaip numesti jo Instagramą irgi description'e visur rasit. Tai pasiekit, tikrai geras vyrukas, irgi kelia turinį, aišku, šiek kitokio pobūdžio negu aš, bet esmė ta pati. Tai jo, varysim, dabar yra beveik 8, penktadienio vakaras, tai varysim ramiai į džimą, tikėkime, kad nebus daug žmonių, nes mes filmuosim video garsiai, žinot, vis tiek išsireikšti. Ne, juokauju šiaip. Tai varysim į džimą, varysim jaučiu į pirtį, nufilmuosim vlogą, kelsim gal tiktoką vieną kitą kartu, tai tikėkime, bus gera trefkė. Šiaip su mityba, dabar pastaruoju metu mityba nelabai, kaip neprisižiūriu, tiesiog netrekinu, kiek tiksliai ko suvalgau. Esmė, kad pagrindinė daraus visą tą patį, meal prepinos, tai faršas su makaronais ir kažkokiu padažu, aišku, tam padažiai yra cukraus, bet man cukraus nėra kažkoksai baisus dalykas arba ekstra kalorijos, kuriuo aš vengčiau. Tai jo, ryte, dažniausiai rytais valgau kokias avižinę košę, vaisius kelis ir panašiai, per pietus valgau tą faršą, ir vakare tenka irgi dažniausiai faršą. Pasiprepinu keliom dienom, turbūt tai vienas gaminimas 400 gramų faršo, užtenka grubiai 2 dienom realiai, kokiam 2-3 valgymam. Tai jo, pagrindinė tas, aišku, skonis gali jau šiek tiek ir atsibodo tas pats faršas su tais pačiais makaronais, bet esmė, kad gana pigu, gana lengva pasigaminti ir, sotu tiesiog, angliavandenių daug irgi makaronai turi, tai man prieš trefkę pavalgant, tai užtenka tų jėgų. Dabar tik tais esmė, kad su pre-workoutu, man yra pasibaigęs pre-workoutas. Ir nežinau, gal reikės kokį monsterį išgerti prieš trefkę, bet šiaip tais, nežinau, pažiūrėsim kaip atrodysim, kaip jausimės. Tai dabar aš toliau susirašiu, apsirengiu ir tada judu jau link salės, ten susitiksim su Luku. Ir toliau jau tęsis trefkę, žiūrėsim kaip gaunas kas. Tikėkime, bus įdomus video. Tai šiaip irgi esu dar nufilmavęs vieną video į TikToką, kurį noriu kelti, bet niekam neprisirašiau voiceoverinti, dariau krūtinės dieną, tai jaučiu, kai editinsiu šitą video, bandysiu gal dienų klausimų iš karto įkelti ir sekantį tą TikToką, tai būtinai irgi pračekinkit TikToką, įmesiu čia arba description'e. Ir tada, ką žinau, susimatome jau link salės ir žiūrėsim, kaip sekasi. Kol kas ant šalto, visiškai nefleksinant, nežinau. Gana decent, nesijaučiu išsipūtęs, pilvo presas kaip ir vietoj. Aišku, galbūt dydžio atrodo norėtųsi daugiau, bet nežinau. Po biškį augam, didėjam. Kaip sakoma, toks ir yra tikslas. Toks tas fizikų deitas. Susimatom džime ir pažiūrėsim, kaip atrodo su pampu. Man tik biškai buvo per aukštai šitas šūdas, tai žiauriai paprastai. Bet visą laiką skraidžiu orį, žiauriai buvo sunku. Tai ką čia galim papasakoti, čia gali būti, kad dažyta yra, bet dažais. Čia, jeigu nemato, čia. Žiauriai smirda dažais. Ir kiekvieną kartą prisiliečiam ir žiūrim, ar nenusidažėm. Vienu žodžiu, čia biškai žmonių yra, mes nenorim jų trukdyti labai.
O po to eisim daryti incline benchą pagal Mr. Olympia mūsų. Pasirodys ten paaiškins kaip daryti. Let palaimons sako, jeigu liftinam, realiai ir viskas. Čia daugiau nieko nereikia. Tai karočią, jo, jis daro su strapsais, biški ble, biški pusė, aš tai su strapsais niekada nedaryčiau, jis tipo forearms gainsai, jo, darom po 2 setus, nes jeigu daugiau setų daryti, tiesiog kardio yra, tai net neapsimoka daugiau daryti, ir jo, matot, žiaurus ego liftinimas, sen ego liftinis neauksi. Bet, jo. O, filmuojam nelegaliai. O. Blogai, ble, tiek nedaug padariau. Blema, mažai setų padariau, o iš tų repų. Gana mažai repų padariau, kažkaip galų daugiau padarysiu. Bet jau čia buvau nepakankamai pailsėjęs. Nu, bet nieko, dabar jau judam prie incline Smith machine bench presso, ne? Kaip jis ten besivadintų. Ne, operatorius iš medžio iškritas. Ir dar vienu žodžiu, ten jau bus operatorius pratimas, tai jisai paaiškins, kaip ten ką daryti, nes pas mane krūtinė neauga, pas kažką auga. Tai papasakos. Predictionas pasiteisino, ką sakiau, tas ir buvo. Nu, žodžiu, darysim apšilimą. Nustatom gana stačiai. Padarėme pratimą, dabar kelsime svorį ir darysime su daugiau svorio tą patį pratimą. Čia visai neblogai. Aš žiauriai gerai jaučiasi ant šito kampo, nes seniau leisdavau tipo žemiau. Tai žiauriai jausdavau daugiau pečiai, dėl to aš darydavau tiesiog paprastą barbell, bet pradėjau kaip daryti Smith'e, nes Lukas parodė. Nu ble, šiaip žiauriai gerai jaučiasi, žiauriai smagus pratimas. Aišku, svoriai dar vaikiški, bet, nu kaip sakant, viskas su laiku. Tai einam tada dedame savo darbinį svorį, pasifilmuojam setus ir tada, nežinau, eisim daryti jau kitą pratimėlį. Čia greitai sukamės, šiandien darysim realiai visko po 2 setus, nes aperdėjai, kad čia neužtruktume 3 valandų, nes ir taip 2 užtruksim, tai karočią. Pala, žiūrėk, aš sustabdau. Svoris padidintas iki darbinio svorio masės. Darysime pratimą. Karočią targetinsim kažkur 6-8 repus, nes čia ego lift zona yra saugi, tai todėl toks svoris yra saugus mano ego. Kad nesusižeisčiau ego ir nesusižeisčiau.
Esmė, kad nelabai gerai ima garsą, jeigu mikrofonas yra toliau, reikia prie pat laikyti. Eisim lietus, be ego, tvarkingus repus. Ego paliksim. Jo, ego. Gerai sako operatorius, ego paliksim už durų. Tai jo, stengsimės toks, jaučiu PEM daryti gražius lietus repus. Blema, ir stengsis pajaus nugarą reikia, nes kai darai... Vienu žodžiu, kai darai šitus rausus ir jauti lower back, tai, nėra geras dalykas. Ir tas ego, jo, nepadeda tikrai, manau, augimui. Eisiu dabar daryti. Ir viską darysim taip taisyklingai kaip reikia. Su 5 kg, nes ego paliekam už durų. Žiūri gerai jaučiuosi nugarą, aš darydamas setą, biškai galvau realiai, ant kiek geriau jaučiasi nugara. Pala, išsimsiu mikrofoną, kad normaliai girdėčiausi. Pagalvau, ant kiek gerai realiai jaučiasi nugara, palyginus, negu kai seniau darydavau su 7-5 ir belė kaip tasydavausi, tipo, net nejausdavau nugaros, kodėl tik rankas. Bet vienu žodžiu, jo, biškai esu padusęs. Kardio reiktų pradėti daryti. Klausimas, ar dar ruošies kompitinti ir kodėl, kaip tau sekės tavo competitionas? O karto klausimą. Ar dar ruošies kompitinti? Ne, kompitinti nesiruoš, nes nesveikai. Blogai sveikatai paprasčiausiai, nesveika. Prisiten glint žiauriai būni, po to kūro hormonai susipisa. Geriau turėti šiek tiek riebalą, sveikai pagyventi, pačiam savo gražiai atrodyti, įkelti kokį tiktoką, kad parašytų kažkas. Bet jo, nesiruošiu kompitinti. Vienu žodžiu, plėšimas, jau esu šį vieną videkę sakęs. Dabar biškai pasikeitė technika, biškai aukščiau laikau alkūnės, nes jau ant 3 dėdavau, bet dabar daug geriau ir ką, biškai parčinė nugarą, biškai išpūti krūtinę. Ir lėtai gražiai, čia dabar apšininu. Svarbu lėtai gražiai, suvedė ir viskas. Šiaip žiauriai geras strečas. Ką? Aš tau sakiau, kad tai bus. Žodžiu, operatorių baisiai rankos dreba. Mes dar biškai apšilam, dedamės darbinį svorį. Ir... darbinį full stacką, žodžiu, darbinis mūsų. Ne, ką, 2-5 man atrodo. Tai čia toks yra, jo. Pasidarysim. Ir kaip sakoma, filmuok mane, grybas. Filmuok mane. Ir tada taškysim krūtinę. Kaip man? Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. I knew you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should
no going back. Mark my words, this love will make you levitate like a bird without a cage. Return to earth if you choose to walk away. Tai dabar šeštadienis, tik dabar atėsime video. Pamiršom nufilmuoti pabaigą. Tai va, pasakyti, ačiū, kad žiūrėjote video. Visi linkai, tai yra Instagramai, TikTokai, mano Luko, bus description'e. Ką? Susimatom kitam video, pračekinkit būtinai naujus TikTokus, bei pafollowinkite Luką. Ačiū, iki.